Sveiki visi, esame ant Kauno Marių kranto viršužiglė ir bandysim kažką pagauti. Jaukus matysite, neužilgo, ką maišėm, ką darėm. O dabar bandom, darom, gaudom, tikimės pagausim, atvažiavom nieko nesitikėdami, bet gal kažką pagausim. Tai žiūrėsim, ateitis prus, kaip sakant. Šiandien receptukas bus toks. Maišome iš vakaro, nes šalta ant kranto, gal kai truks brinkimas, tad namie viskas vyks daug greičiau. Taigi mes maišysime jau, manau, tokio meto vienas iš pagrindinių dalykų, tai yra man bent jau asmeniškai. Maišysimės bronzas, čia Benefit bronzą. 2 kilogramus maišysim, tada sekantis mūsų vienas iš tokių priedų smagesnių bus Champion Fit Speedo. Aš jį neseniai atradau, tad noriu tiesiog toliau jį bandyti, žiūrėti, kokia situacija manęs tai suveiks. Ir mano jau ilgamečių bandymų pasiekmė yra būtent, nežinau, kitų nebandžiau, sakos laipradau šitas žemės. Lenkiškas, atinkariuką nusipirkau. Ta žemė 3 eurai kainuoja, 1,5 kg, beveik 2 kg. Aš jas visas praleidžiu prasietą, kuo smulkesnį, kad būtų labai pura žemės. Tada išmaišau su jauko. Tada pramaišau biškitos, nes jos dar šlapios tokios yra šiek tiek. Tada, aišku, jau pradedu su aninuku maišyti ir viskas toliau aišku yra. Nu ką radom, dugnas, viskas rasta, 10 metrų gilis, toks dumbliukas prieš akmenukus. Dabar paprastai šersimės, dėsim šiek tiek idealaus matiliaus iš inkaro. Net pačiam noriu paragauti. Bet pabiški, ne per daug, žuvis nėra aktyvi tikrai. Tai biški jaukia, išmaišom. Biški, va tai va. Prakutenom. Startinį tokį padarysim. Atsargų. Va, kiek matos mateliukų. Žiūrėsim po to, jeigu matysim, kad žuvės yra, paduosim daugiau. Nu, va, šėrimą pradedam. Su tokiom bombinėm šėdyklom iš inkariuko, mateliukas gražus kaba. Kaip koks svoras. Atstumas toks apie 50, gal 5 pagal metimą, kad vos 2 metų, nes daugiau jėgų nėra. 10 metrų gylis. Darysim pirmą metimą su kabliuku. Žiūrėsim, kuom bus, čia kam pasibaigs viskas. Dėsim pradžiai pinkutę į kokius 2-3 mateliukus. 2-3 mateliukus. Va. Kabliukus naudoju realiai belenkokius dabar, nes tingiau rištis. Pasargos kaip į pabaigą parištų, tai žiūrėsim, į ką pasiryšim normalių vietai. Žvejyba savo, ramybei, nėra čia ko skubėti. Nu ką, atliekam pirmą metimą. Bliumt. Biški stambėja. Tai gal nepakankamai greit stambėja, bet stambėja. Nu, žuvytė kimba.
pabiškį stambėja. Ir mes dabar jau turime karšiuką. Ne per didžiausias, bet vis tiek čia yra karšis. Karšis. O, receptukas visas, kad pagaut karšiuką. Ir Matiliaus nemažai pradėjau duoti. Matiliaus ir dziko karpyto nemažai pradėjau duoti ir vat kažkas atsigavo. Pažiūrėsim, kas bus toliau. Karšiukas. Jau kimba ir karpiukai. Geras oras reiškias. Gal bus didesnių. Šitą paleidžiam atgal. Varyk, ne tą pusę. Tokie vat ir reikalai, kimba šiaip kimba tie karšiukai. Žuvies yra, veiksmo daug. Veiksmo daug, žuvies tikrai kimba, viena pasa kitą. Žiauriai smagu, kas keiščiausia kimba ant 4 dziko. Kablys tikrai daravas. Pradžiai žaidžiau su mažai, po to galvai bus kaip bus. Duoda daug gyvų. Labai daug gyvų duoda. Žiauriai daug matilius krauna, dzikų krauna, vis tiek žuvis kimba, antrai aktyviai maitinas. Dar tikrai ne žiemos režimas pas ją pasirodo. Oras pasaka jokio vėjo. Labai durnas sprendimas būtų nevažiuoti per tokį orą žvejus. Tai nebūkit durni, važiuokit žvejus. Važiuokit. Karšiukas. Paprasta. Du dzikeliai, baltas raudonas, karšelis rankas. O kaip kirto. Karšys. Pagavome ir šeštąją rūšį gyvenančią šiam telkiny. Tai yra vėžys. Ir jums sako zdarovo. Koja su lapais. Koja ir vėžys. 2 per 1. Vienas kablys, 2 žuvis. Nu ne, visai žuvis, bet neblogai žodžiu, neblogai. Nu jo, šiandien diena yra kažkokia nesveika. Atvažiavau pagauti, gal kojų pagausiu. Ir man užteks. O aš ką dabar gaudau? Nieko panašaus su kojom nesusiję. Nežinau, tokios kojos dar nesu matęs. Kas čia per koją? Gal pažįstat kas nors? Kokie ūsiukai. Taigi, žvejybą baigiam. Mes tikėjom, kad tai viskas bus gerai. Tikėjaus pagauti kojų. O pagavau kojų, žiobrių, karšių, karpių, vėžių ir vieną puklį. Tai žvejyba gan nebloga buvo, karščio gražių pasitaikė tikrai. Svoris tikrai neblogas. Karščiai tokie pusėvelni. Tai aš jums parodysiu karčiau biškį šitą visą grožį. O, tikrai žuvies yra. Taip kad žuvį paleidžiam, varam namo.
Dar prieš tai užsitysti kalną reikia viską. Kuris greičiausiai nužudys mūsų tas kalnas, bet kas belieka dėl žuvies, viso gero.